Jau labas rytas, šiandien yra trečioji mūsų diena, trečioji diena, ne? Taip, trečia diena. Antradienis, ką tik atsikėlėm, biškį ilgiau pamiegojom, nes vakar aš 12 nakties galvojau, kad reikia mėnulių pafilmuoti, įkėlsiu video, pamatysit, kaip atrodo timelapsą dariau. Tai va. O dabar keliausim į Brecon Beacons, ruošiame, susipakavom tašę, pahaikint. Čia Gintarytė sako, davai, kiaušinienės reikia iškepti. Tai daro omletą, pomidoriukai, kiaušinis, dabiški lašišas įdėsim, tokį poš padarysim. Poš pusryčius padarysim ir tada keliausim į savo mašiniuką ir lėksim. Pusryčius įsimesim. Jo, pusryčius įsimesim, nes mes labai iš tikrųjų pavalgiam, atsigėrėm kavos ir tinginį suvalgiam, kuris buvo nuoskubus. Tai va, čia toks trumpas. Dar papasakoju apie tuliuką pusrytinį. Tu nori, kad papasakot? Žodžiu, pas mumis tualetas yra toks, kad jis yra disposable, kad ta prasme, kai tu jį prinaudoji, turi tiesiog ištraukti maišą ir išnešti. Tai dviese šiandien su Gintarytė ėmėm ir meškutė net laikė, apsivėmė. Gerai, kad kriauklė šalia buvo iš tikrųjų. Tai va, dabar tiesiog tik... Aš tai nustebus, kaip tu nieko tau nebuvo. Aš jau mentalį nuo pirmadienio buvau pasiruošęs turbūt. Tai jo, ir tokie va nuotykiai įvyko, va čia tuos visas šiukšlės dabar laukia. Ir viskas, kai eisim į mašiną pakeliu ir išnešim tą žalis maišas, dėl kurio ten tai biškį papykina. Tai va, o dabar sakau, kiaušinienę pasidarysim ir keliausim į savo nuostabę. Tęsim toliau savo nuostabės atostogas. Tai va. Gintai. Ką? Taip. Raktą reik pasukti. Laisvas. Taip, suk raktą. Nu, bandyk. Pirmą bėgi. Kas yra? Sankaba vidurinė? Ne, čia stabdis. Sankaba tas, ne? Kairiai, nu. Okei, gerai, sunku atsipėti. Blet, išlaužys man bėgius. Nu. Ir va, meškutė gavo pasivažinėti su mano mašina pagaliau. Štai ir sutikimo komitetas. Labas rytas, visi taip stebi mane. Sveikučiai, kaip laikomės? O, koks tu draugiškas. Gerai, einu. Nevaryk gerai. Net vairs makaluonės, visai va taip paklep, meškinai reik priveršti. Nereik priveršti. Net nestambus vairs. Taip palyg. Viskas čia kledars. Kaip tu gali važinėti su tokia mašina? Čia yra gera mašina, nevaryk. Meškinai Einam šiukšlių išmesti. Tu nepamatei? Nepamečiau.
Dėdu visą šlaunę šūdais aptaškytą. Jėzu, smirna, taip, negaliu veikti. Davai, atidaryk. Bet pasakiau, pedalus, kaip sakiau, kad nepasiekiu, tai pasiekiau. Taigi problemų tik ieškai. Čia šūdai. Recycling, ne? Šūdai recycling? Taip. Ok. Gerai. O visa kita čia. Nepaliko kokių kiaušų, davalėlės, ne? Ne, tik mūsų mėsa. Gerai. Kamerą ledukų nepataisė? Ne. Ok, varom į mašiną, duok mano mašinos raktus. Negalėjau patikėti, viskas kleb, nieks ten nėra tvirta, ta prasme kaip, tvirta. Kaip su traktoriu mažiau? Žinai, kaip sustojau, viską užgesau. Nežinojau, kad tipo, nes pasvalė, tai ble, sustoju, viską. Aš kadangi sustojau ant pirmo bėgę, bumt ir nugesta. Bet žiūri, man patiko aukštai sėdėti, sėdėjau kaip traktoriai jaučiaus. Ir važiuoji kaip traktorius. Ir važiuoju kaip traktorius. Jo, tik tai kleb labai. Labai. Tai jau pirkit tau Humbrą, jeigu norit traktoriaus experience gauti. Gerai, važiuojam. Jei, sveiki. Tai va, dabar ką tik davažiavom Brecon miestelį, kuriame norėjom nusipirkti kavos, nusipirkom kavos, va, turim abudu kavos. Ir Gintarytei reikėjo tualetą, bet kas keisčiausia, visi tualetai uždaryti, neįmanoma niekur rasti tualetą. Dėl koronos. Tai kas, taip išein visi kažkur kampuose daro, ką reikia. Kaip aš, sustojom miške. Sustojom miške. Tai va, sustojom, pavalgėm skanios kiaušinienės, kurią ryte matėt kepėm ir dabar atsigersim kavos ir judėsim toliau. Radau krioklius nedidelius, tai galvojau nuvyksim, reiks man savo haikinimo batus išbandyti ir keliausim toliau, kaip fainiai. Šmirinėjom po... Velšą. Kaip vadinas nacionalinis? Brecon Beacon. Brecon Beacon, nacionalinis parkas. Tai maklinėjom pačianai, tiesiog viską eksplorinam. Aišku, tikėjomės kažkokių wow vaizdų, bet ta prasme, palyginus su, tarkim, kokias Naudonėje, čia tikrai ne wow. Nėra taip įspūdinga. Bet tikimės toliau pavažinėti ir paeksplorint. Kažką įdomesnį rast, gal kažkur pahaikint. O vakare grįšim, žiūrėsim, gal barbecue pasidarysim, jeigu stipriai nelis, nes dar barbecue mėsos turim nemažai. Jo. Vakar, kur iš bučerių pirkom. Va, jo vakar iš bučerių pirkom mėsos. Tai va. Toks update'as, dabar atsigersim kavos ir lėksim toliau. Sveiki! Keliaujame. Tai va, bandysim keliauti ir žiūrėsim, kas čia gero mums gausis. Bandom gimbal. Reiktų, aišku, priprast dar. Mes einam krioklių apžiūrėti. Šiaip pahaikinti. O dabar paėm. Tai dar vis dar ne upėn. Žiūrėk, kaip kietai. Kietai.
Aha. Iškirto medžius. Man net garsą nesigird, kai tą ką pašoną užsidėt. Matos gerai, gerai matos. Ir meškutė graži visa. Tai. Savo naują striukę. Ačiū Meškinai. Meškins padovanojo man striukę, hakinimą ir ausinės. Labai patenkinta. Lepin Meškins mane. Taip. Žinau, kaip atsidėkosiu jau. Va, jau prūda tur. Wow, hodin su kultūra. Cool. Čia labai reikės. O mes pisti persigalvojom, nes vėjas kilt pradėjo, lietus pradeda lyti. Meškinai lindi mašiną, jam ten šilčiau. Pasivažinėjai. Jo, pasivažinėsim. Gal kur nors kitur geresnis oras bus. Pavažinėsim iš tikrųjų aplinkui, pavažinėsim, pažiūrėsim, gal dar ką gerą užmatysim. Čia va, gimbal prisitaisiau šone. Toks kaip samurai toks. Karda. Jo, tai va, judam toliau. Ok, varom, nešu laptopą padėti krautis ir varysim į bariuką vakarienės pavalgyti. Namie pečių prikūrenau, tai dava drūksdumai ir kaip pirtis. Tikiuosi, kad ten bus ko nors valgytam. Aš irgi tikiuosi. Nes valgyti. Ten vidury niekur. Jo. Ten kaims su pavadinim, bet ten tik bariuks ir farm shop dar turi. Nu, tai varom pažiūrėsim, gal ką užkas turės. Jo, jeigu ne, kepsim kiaušų. Kepsim kiaušų. Nes šeimininkė tą parašiau žinutę, tai sakė jau palika. Nu va. Kiaušus barn. Daržiniai. Ir tikiuosi piniginę mašiną esu palikęs. Jo. Tai va, varom. Oras nuostabus, toks pusiau lyja. Kaip tik toks vasariškas. Bet labai ger, nes viduj Meškins židinį užkūrė. Ir žiauriai dabar karšta, tai labai gerai. Tris malkas įdėjau į kepam tam jau. Užtekė vėlo. Nu, bet tai taip smagu visi dėti. Žodžiu, varom. Ir štai, ši diena irgi atėjo į pabaigą. Ką tik aišku grįžom iš baro. Buvom tikrai labai senai bare. Paskutinį kartą buvom prieš karantiną, prieš kokius 2-3 mėnesius, man rodos. Pavakarieniavom labai skanius kepsnius, išgėrėm po bokalą alaus. Pasimatysim rytoj. Tikiuosi judėsime kažkur ir vėl į naują kokią gražią vietą. Čiau.